Sveiki visi, sakyk į mikrofoną. Ne, tai aš už tave pasakysiu. Sveiki visi, esu Simonas Urbanas ir sveikinuosi su jumis iš tinklalaidės Tėvai paprastai ir vaikai paprastai ir čia mes šiandien visi paprastai glaustai, nes šiandien pas mus atvyko neeilinė mama iš didžiosios raidės, mama iš Panevėžio, ketvertuko mama Viktorija su visu ketvertuku. Pas mus dar tiek žmonių ant čia nebuvo, bet visai gerai telpama, ne? Sakysi sveiki dabar visi. Dar ne? Dar ne. Ir kad mūsų tema būtų platesnė, turime ir šiandien kitokio požiūrio, kitokio kampo, tai Iveta Jaranšiūnaitė, teisininkė. Taip. Tai dar ir teisininkų nebuvo, tai yra labai smagu, viskas yra kitaip ir pasižiūrėsim, kur šiandien mūsų ta tema nuves. Tai pradžiai gal mes, nes matosi, kad nori visi bėgti, ne mažieji, tai iškart paklausiu jūsų, kaip visa vasara. Gerai, Viktorija, kaip vasara? Puikia, nuostabi vasara. O ne? Labai gerai. Žiūrėkit, jau mažėja, ne, ateisi. O aš neįsivaizduoju, manau, išpratėčiau. Aš atvirai sakau. Plius vienas, ten vis tiek skirtingas tas amžius, žinai, kažkokie jau interesai. Čia viskas vienodai, viskas aktyviai. Gerai, kaip neišpratėt? Negalvoti paprasčiausiai apie tai. Ar nėra laiko net pagalvoti? Nėra laiko. Nėra. A, ne? Nes reikia auginti vaikus. Taip, reikai. Nėra laiko tada. Mamos augina vaikus tik. Taip, mamos tik? O tėčiai? Ne. Va taip. Tai gerai, šiandien mes kaip ir temą turim, ane? Bėgsi tu ten pavalgyti su visais? Tai bėg, kad tau dalykų liktų. Negaliu sakyti, kad nepatogu, buvo labai patogu ir ne vienam. Sakė, kad tėčius augina mamos. Ne tėčiai, vaikus, atsiprašau, ir tėčius. Kaip, kodėl? Kas nutiko? Žiūrėk, Viktorija, mes susitikom kažkada labai seniai, kai jie visi dar buvo labai maži. Taip. Visas vaibas buvo apie jūsų nušeimų, toks didelis vaibas visoje Lietuvoje, aš nežinau, visi žinojo, visi kalbėjo, visi daug kalbėjo. Po to kažkaip viskas liek ir nurimo ir dabar šast vėl kažkaip naujiena, kuri man labai nemaloni pasirodė ir iškart pagalvojau apie tave ir pagalvojau šiaip kaip yra su 2 rankom 8 rankas apžiūrėti ir panašiai. Tai gal tu truputį gali įvesti istoriją. Aš tiesą sakant pasakysiu, kad neskaitau ten žiniasklaidų, nežinau, dėl to labai man patinka išgirsti iš pirmų lūpų, kad aš neturėčiau kažkokių savo nuomonių arba kitų žmonių įkištų nuomonių. Tai tu gali papasakot, kas nutiko, tai bam ir baigėsi jūsų, nežinau, ta graži meilės istorija? Naujas gyvenimo etapas. Okay. Tai žiniasklaidos ir aš iš tikrųjų nestebiu. Apie mus yra tik tai konstatuotas faktas, kad mes skiriamės su vaikų tėčiu ir viskas. Dabar vyksta jau pas mus tokie teisiniai procesai. Sunku? Labai. Kaip psichologai, bet kurias skyrybas jie įvardė kaip laidotuvės. Taip yra sunku. Ar tu priemi pats tą žingsnį, ar kaip sakoma, kitas žmogus priema, visada tos skyrybos jos būna sunkios. Gerai, tai pasikeitė, sakykime. Pasikeitė, žinoma. O kada tai pasikeitė? Čia, kaip čia taip, su tuo sovietiniu pasibaigimu viskas pasibaigė? Ne, manau, kad čia viskas turbūt dar labai neseniai pasibaigė ir neaišku, ar visur pasibaigė, ką? Tiksliau būtų sakyti, kad dabar keičiasi. Vis dar esam pokyčių metu, po truputį keičiamės, vejamės vakarų pasaulį, bet dar tikrai yra ypatingai provincijai, kur vis dar gyvenama pagal seną modelį, seną tarybinį sukirpimą ir kenčiama iš principo. O kas, pavyzdžiui, vakarų modelį būtų kitaip? Ten nebūtų kančios? Ne, ten tiesiog galbūt
moteris turi daugiau saugumo, sakykime, ir jos tada gali lengviau inicijuoti skyrybų procesą arba galbūt ir pabėgti nuo tam tikrų partnerių, lygiai taip pat ir vyrai. Neišskirkim, kad visi vyrai yra smurtautojai ir blogi, tai yra ir vyrų, kurie negali nuo savo, tarkim, žmonų pabėgti, neturi galbūt kur pabėgti. Tai tiesiog trūksta dar šiek tiek mums galimybių, kaip žmonėms užtikrinti saugumą, kad jie galėtų inicijuoti skyrybų procesą, kai yra tikrai nepavydėtina situacija. Buvo nepavydėtina situacija? Buvo. Labai? Labai. O kiek tu gali apie tai pasakyti, papasakot? Tai buvo pagrindinis kriterijus, dėl ko aš apsisprendžiau išeiti, nes aš norėjau, kad mano vaikai turėtų mamą. Ir aš jaučiausi, kad jau yra peržengiamos visos ribos. O tai, sakykime, tai vyko, pavyzdžiui, nuo pradžių ir tu galvoji, kad tai pasikeis, ar tai viskas yra, kai atsiranda tiesiog, kai jau plyšta pas kažkokie, nežinau, kantrybės resursai, nėra, aš nežinau, kas vyksta, ar tai tiesiog, pavyzdžiui, gali matyti užuomasgas. Aš galvoju, čia dėl kažko, kas gal mus stebi ir, pavyzdžiui, galvoju, aš čia tik pradėjau ir aš matau, kad mano galbūt sutuoktinis ar sutuoktinė, kažkaip iškart čia pirmas mėnesis, o jaučiu, būk man kažką, ne? Ir aš čia galvoju, gal jisai, toks, vis tiek, aš čia laukinė paėmiau ir gal aš kažkaip čia jį, ar galima jau pamatyti, ar tai vyksta, pavyzdžiui, tavo atveju įvyko tai vėliau, ar tai galėjai pastebėti šiaip? Aš manau, kad aš tai galėjau pastebėti ir anksčiau. Bet aš paprasčiausiai buvau taip kažkaip įsitikinusi, vis tiek tie drugeliai, tokia meilė. Tai viskas, kad kur tave neša. Aš tą žmogų pakeisiu, nes su manimi tas žmogus bus kitoks, su manim tas žmogus taip nesielgs, nesgi jisai mane myli, aš jo gyvenimo moteris, aš esu pati gražiausia, pati nuostabiausia ir jisai su manimi taip nepasielgs. Klasika. Taip. Laikas parodo tada jau kitą pusę žmogaus. Ir žmonės nesikeičia. Dažniausiai žmonės nesikeičia, nes jiem yra patogus tas pats modelis, tas pats braižas, jeigu jisai elgiasi su viena moterimi taip, tai jisai 100% elgsis ir su kita moterimi. O kaip sakau, jau parodyti blogąją pusę ir pažeminti vaikų mamą, žmogus, su kuriuo tu pragyvenai daug metų, tai irgi manau, kad labai daug ką parodo ir daug ką pasako. Ir jo, iš kitos pusės vėl, aš nesuprantu iš tikrųjų, kaip žmonės, moteris dažnai, tai laiko savį ir kiek jos turi stiprybės. Ir yra taip, kad ateina ir sako, kentėjau visą gyvenimą, bet jau nebegaliu. Dažniausiai tai būna ne pirmi kartai. Tai va, ne? Taip, tikrai... iš pirmų kažkaip nusileidžiam. Kodėl? Gėda labai didelė lydinti, nes kažkodėl yra savęs kaltinimas, kad gal aš čia kažkaip išprovokavau, gal aš čia pati kažkaip tą situaciją sukėliau, nes taip yra tų smurtautojų, jie dažniausiai būna narcizinės asmenybės, jie suverčia kaltę kitiem, jie dažniausiai patys įteigia, tu mane davarei, kaip sakant, iki tos padėties. Tu buvai kalta, o čia yra tik mano atsakas į tavo kaltus veiksmus. Ir aišku, kaip ir minėjau, kad dažnai moteris neturi tų saugiklių, kur pabėgti. Ar tai finansinių, ar tai gyvenamosios vietos, ar artimųjų, kurie galėtų priimti, padėti ir galvoja, šį kartą galbūt buvo vienintelis toks incidentas ir jis nepasikartos. Pykina. Psichologija visiškai, o dar narcisistinės asmenybės turi gebėjimų palankstyti, dažnai dar ir įsirenka galbūt žmonės, kurie yra lankstesni arba mato, kur gali. Žiūrėk, o tu sakai, dabar bute gyvenat, o butas iš kur? O kodėl iš namų išeit? O kodėl jūs išėjot iš namų? Jūs penki išėjot. Taip mes išėjom, nes oficialiai va čia irgi toks dalykas. Jeigu matot, kad kartojasi tas pats scenarijus ir, sakykime, nekilnojamas turtas yra užrašytas ne ant to žmogaus, o ant mamos, tai nusiteikit, kad kai pragyvensit 14 metų, jums bus pasakyta, kad to žmogaus mama jums leido laikinai pagyventi. Nors mes tuose namuose ir vaikai ir augo, ir, kaip sakau, jie ten grįžo iš Kauno klinikų ir praėjo gražiausi 4 metai.
Bet kadangi mes nesutarėm ir buvo iškeltas klausimas, kad galėtumėm pagyventi atskirai, pabandom, kad mes su vaikais, jis, sakykime, išsinuomotų kažkur būtą, jis net nesureagavo ir po to jau taip susiklostė, kad teko man ieškoti. Bet čia vėlgi, kai pradėjau dabar bendrauti su dauguma moterų, tai mes labai daug ko bijom. Mes bijom keisti, mes bijome, kad mums neišnuomos nekilnojamo turto, kad niekas nepadės, kad nusisuks, kad reikės kruopas valgyti, kaip mums yra skiepiama, kad vaikai bus atimti. Oi, čia žinokit, atrodo, protų suvoki, bet vis tiek tos baimės kažkaip širdyje lieka. Tai jau po 9 mėnesių kruopo valgymo galiu pasakyti, kad kruopas šiaip tai sveikas dalykas yra. Jos daug naudos ir organizmui atneša, ir pigu, ir skanu, ir dar labai labai sveika. Tai kai man moteris po valandos laiko iškelia tą klausimą, kad oi, čia aš kenčiu, aš bijau, tas baimės jausmas, tai yra pats baisiausias dalykas, kai tu nežinai, kas gali nutikti. O gerai, ko bijai? Bijai dėl savo saugumo išėjus, arba kad tu pradėsi šnekėti, ar bijai dėl vaikų saugumo, ar dėl nepriteklius, kokios baimės? Kokios baimės apima? Baimės pirmiausiai tai yra išeiti. Nes kas bus tu su tavim? esi komforto zonoje, tu gyveni ir tu žinai, kaip yra. Bet kai tu išeisi, tu nežinai, kaip gali būti. Ir tai, kai tas amerikietiškų kalnelių toks scenarius, būna geresnių, būna blogesnių dienų. Būna teisingų dienų, o būna tos teisingos dienos prieš tave, sakykime. Tai visai būna. Bet tai yra kelias į šviesią ateitį. Tai yra vienareikšmiškai. Čia, kaip pasakyti, yra tas posakis, kas nerizikuoja, tas negeria šampano, tai, manau, daug čia galima pritaikyti. Reikia bandyti. Jeigu aš taip pasakysiu, aš vieną dieną supratau, tas iki manęs pačios dėjo, nors aš jau buvau ir tokiai depresiniai būsenoje, ir visiškos apatijos, ir be draugų, ir buvau viena, ir sakiau, kad man yra gerai taip, man nieko nereikia, aš turiu vaikus, taip aš sėdėsiu dar 10 metų tam didžiajam mūsų kambaryje su vaikais, kaip man buvo sakoma, kad tu iš čia neišeisi, tu prie jūros neišvažiuosi, tu nieko nematysi. Ir aš supratau, kad gyventi su tokiu žmogumi, tai yra visiškas savęs negerbimas. Vienas dalykas. Kitas dalykas, vaikai auga ir jie labai labai daug ką pradeda suprasti. Ir aš mačiau, kad aš jų vaikų neapsaugus, nes 4 metus man tai pavyko, kad vaikai nematytų. Jie matydavo, sakykime, minimaliai, nes visgi tai yra didelė erdvė, didelė namai, daug durų. Bet kai aš jau vieną kartą pamačiau, kad vaikai nėra riba, kai pamačiau antrą kartą, aš supratau, kad tai gali labai suluošinti vaikų psichiką. Ir kai aš pradėjau kalbėti garsiai, o garsiai aš pradėjau kalbėti tada, kai jau nebegalėjau savęs apsiginti, kai tikrai ir mano pačios būsena buvo tokia kritinė ir aš lankiausi moterų krizių centre pas psichologus, aš ir dabar dar lankausi. Ir atsimenu, man buvo taip pasakyta, kad narcisistinės asmenybės jos nepagydomos, jos net negydomos. Bet yra gydomos būtent nuo to nukentėjusios aukos ir tai yra labai ilgas kelias. Ir man tada nuskambėjo ta frazė, kad Viktorija, jūs turit pradėti kalbėti garsiai. Kaip čia, ką žmonės pasakys, čia aš paskutinį vietą kalbėsiu garsiai. Ir sako, jūs tik tada išsivaduosite iš to emocinio smurto, ką jūs patyrėte. Tai smurtas yra daug formų, tai yra emocinis, fizinis, yra finansinis, daug yra smurto, visokių atmainų. Ir pradėjus kalbėti man garsiai, aš tikrai pasijutau daug geriau. Kitas mano yra tikslas parodyti, kad net ir su 4 vaikais įmanoma tą padaryti, kai labai nori. Taip pat aš bandau skleisti tą žinutę, kad mes gyvenam tik vieną kartą. Ir kai aš visada taip, man kaip tik sausio 7 turėjo 40 metų sueiti. O aš jau galvoti pradėjau nuo praėjusio pavasario ir galvoju, aš dar nenoriu 40 metų taip gyventi. Aš nenoriu, ne 10 metų taip gyventi. Gyvenimas tikrai yra labai gražus. Ir pradėt vėl suprasti, kad su 4 vaikais yra daug lengviau negu su 5, suprantat. Kai yra suaugęs tas žmogus, jisai kaip vaikas ir tu turi jam skirti
tiek laiko, tiek pagalbos, tiek darbo, tai jau ten ir tarnaitė, ir valgyti, ir, nu, ta prasme. Nes jai dar visą emocinį nepasitenkinimą sugerti ir leisti jam išleisti savo visus, nu, tai čia net ne vaikas, žinai, tu į vaiką žiūrint, tai tu supranti, kad jisai galbūt įsižeidęs tuo momentu pasakė, tu supranti, kaip jis tave myli besąliškai, kaip tu mes besąliškai myli, o ten taip. Tada, žinai, ten yra, bet va, kalbant, norėčiau kaip tik mes prie Grimerinės kažką persimetėm dėl to, kad gyvent, išeiti ir ta prasme, kad moteris dažniausiai nežino, kad galėtų likti, pavyzdžiui, savo namuose. Taip, labai teisingai, daug moterų nežino, kad iškraustyti moterį, nepriklausomai ar su vaikais, ar be vaikų, kaip ir bet kurį kitą žmogų, galima tik teisiniais būdais, tai yra per teismą. Ir tai tikrai nevyksta per naktį, nes teismai visgi turi tada nagrinėti tą bylą, priimti sprendimą, kad tas asmuo turi išsikraustyti. Net jeigu tas asmuo gyvena ne sutuoktinio būste, bet, sakykime, uošvienės ar kažkokių kitų giminaičių, bet jos to nežino dažniausiai. Ir jomis būna manipuliuojama, kad žiūrėk, tu gyveni ne savo būste, tad prašau susirinkti vaikus, susirinkti daiktus ir viso gero. Ir jos net neįsivaizduoja, kad jos turi teisę ten gyventi tol, kol kitaip nepasakys teismas. Žinai tokį dalyką, Viktorija, kad čia gali... Aš žinau, bet čia yra kiti niuansai, suprantat, kai yra baime, kad gali tau kažką padaryti. Ir vėlgi, kol tu nesusidari su tom pačiom vaikų teisėm, su policijos pagalba, mums žmonėm atrodo visai kitaip. Mums buvo taip įdiegta, kad, nu, niekas nepadės. Niekas nepadės. Bet visada, kaip sakau, yra galimybė, yra sprendimas. Reikia svarbiausiai to ieškoti ir nebijoti. Visada reikia, bet kuri situacija turi išeitį. Jeigu vienaip nesigauna, vadinasi, reikia kitaip. Mano pavyzdžiui, mano situacija, kadangi aš mačiau, kad mums nepavyks, kad mums kainuos labai daug nervų, man labai daug sveikatos ir dar neaišku, kaip čia gali baigtis, tai man buvo paprasčiau išsinuomoti butą. Ir va čia irgi man daug kas sakė, kad nieks neišnuomos su 4 vaikais, visi nuomotojai bijo, jūs nepatikėsit. Man išnuomavo iš pirmo skambučio. Iš pirmą pasirinktą būstą ir kai aš nuvykau pakalbėti su savininku, tai aš mokėjau labai argumentuotai pasakyti, kad man reikalingas gražus būstas, kuriame viskas turi būti gražu, nes aš visgi, mano darbas dalinai yra susijęs su socialiniais tinklais. Aš norėjau, kad mano vaikai gerai jaustųsi. Aš negalėjau juos atvesti į tas sąlygas, kur yra daug prasčiau, negu buvo, sakykime, name. Ir mums išnuomavo. Svarbiausia, jeigu neišnuomavo vienoje vietoje, reikia tada ieškoti kitoje vietoje ir viskas. Bet tai tikrai nėra minusas, kad jums paims ir neišnuomos, nes jūs turit vaiką. O ką daro, kaip, gerai, o jei negali išsinuomoti, ne? Situacijų, kai tu visiškai, pavyzdžiui, tiesiog, ne, nėra giminių, nėra, tu esi tiesiog nuo to vyro ar ten žmogaus, sakykime, priklausoma. Ir ką tada daryt? Tai tu ten lieki įsikabinęs, bet ar tai yra saugu, kaip, pavyzdžiui, prieš tave pasmurtavo žmogus, tu kaip ir žinai, tada jis sako, tu eik čia iš čia su vaikais, tu tada sakai, aš žinau savo teisės ir čia dar lieku. O ar tai nėra nesaugu baisiai? Aš nežinau. Gali būti nesaugu. Šiek tiek dabar mes turim tokias naujoves, turim apsaugos nuo smurto aplinkoje, artimoje aplinkoje orderį. Kodėl tai yra naujovė? Nes anksčiau į policiją iš principo būdavo galima kreiptis tik jau sulaukus fizinio smurto. Dabar šitas orderis tu turi dar, žinai, jau matai, kad tu duok, nes jo. Taip. Dabar jau šitas orderis suteikia galimybės, jis yra naujas. Kreiptis į policiją, kai jau yra rizika smurto, kai yra tam tikrų jau požymių, kad gali kilti pavojus mamai, vaikam, galima kviesti pareigūnus ir jie tada savo ruoštų įpareigoja tą galimai būsimą ar jau esamą smurtautoją 15 dienų gyventi skyriumi ir 15 dienų nesiartinti prie sutuoktinės ar sugyventinės. Bet žinokit, tas 15 dienų jos taip greitai prabėga. Ne, ir grįžta. Ir... Tu pasinaudojus buvai šitą? Ne, aš nebuvau. Pas mus čia nuo Liepos 1 įsigalioja.
Tai tai policija, čia- kiek žinau, labai daug darbo turėjo. Taip, Liepos dabar pirmą Tai čia dieną. turėjom čia tą didžiąją dar vieną skirybų dramą, kurios metu buvo pasinaudota, ar ne? Ten dar ne. Dar nebuvo. Nes ten jau neva buvo smurtas. O čia yra tose situacijose, kai dar, sakykime, jo net nėra. Bet jūs suprantat, realybė nuo tos praktikos ir tie patarimai, jie skiriasi. Vat, pavyzdžiui, kaip būdavo, jeigu tave muš, tu skambink policijai. Jūs įsivaizduokit, tave muša vyras, vyrai visada fiziškai yra stipresni. Ir tu tikrai neturi galimybės, aš, pavyzdžiui, atsimenu jau, kai pas mus jau mūsų namuose buvo, sakykime, toks lengvesnis tas smurtinis atvejis. Tai aš sėdėjau pusę valandos, minkiau tą telefoną, visiškai be orientacijos, visa rankos dreba ir nežinai, kur paskambinti, suprantat, kur kreiptis. Tai vėlgi, ta pati mano situacija, vat mes skiriamės, taip, mes negyvenom nuo gruodžio 28 dienos. Kodėl mes vis dar nesiskyrė? Nes yra tam tikri etapai, kaip mediacija. Tai reikia užsiregistruoti, laukti, tada jie praeiti, nors vat yra labai geras dalykas, kur aš padariau klaidą, nes aš norėjau būti gera, norėjau civilizuotų santykių dėl vaikų. Tai moteris žinokit, kad jeigu pradedat mediaciją ir jeigu buvo smurtinis atvejis, ją mediatorė gali iš karto nutraukti. Nebūtina ten, sakykime, išklausyti dar kitos pusės, nereikia bendros mediacijos. Mūsų atveju buvo kitaip. Pas mus buvo tempiamas laikas ir bet netgi reikėtų gal paminėti, kad narcistiniam tom asmenybėm jom negalioja įstatymą. Ir jam policija yra visiškai irgi negaliojantis dalykas, jie gyvena savo pasaulyje, savo aplinkoje ir jie visada daro taip, kaip jiem atrodo. O kaip vat, su baime? O yra kažkoks, kaip galima būtų moterį paruošti, aš nežinau, čia reiktų kalbėti, kuo daugiau kalbėti, nes, atrodo, žinai, pas mane tai jau tikrai smurto nebus šeimoje, ne? Tai galvoji. Bet, va, kaip sakai, tu galėjau pastebėti galbūt užuominas anksčiau, gal tiesiog mes užsidedam tas kaukės ir nematom, bet kaip vat pasiruošti tokiam dalykui, kad, o jeigu bus, tai kaip man čiupti, iškart skambinti, čia leisiu virškinti, paskambinti jau po laiko, o po laiko skaitosi, aš po 3 dienų paskambinu ir sakau. Galima, jeigu, tarkim, yra jau kažkoks smurtinis atvejis, tai tie įrodymai, jie dažniausiai neišnyksta per parą laiko ar kažkiek, bet geriausia būtų kuo greičiau kreiptis. Čia pas mus kažkas atėjo paštininkas. Turbūt vaikai. O kada buvo, Viktorija, paskutinis lašas? Paskutinis lašas tai buvo tada, kai... Nes jau turbūt, aš atsiprašau, tiesiog jau viskas šiaip ėjo per kraštus, bet vis tiek dar lašėjo, ne? Suprantat, aš labai, mes daug kalbame, kad reikia išlaikyti civilizuotus santykius dėl vaikų. Tai aš 6 mėnesius ir stengiausi. Mano sekėjos, jos iš karto pamatė tą visą faktą, kad mes nebegyvename bute ir jos pamatė tą didį mūsų pokytį ir čia buvo labai daug klausimų. Ir aš tada sausio mėnesį aš jau pasakiau, sakau, taip, mes negyvename name, taip, mes gyvename bute ir prašau gerbti mano privatumą, aš apie tai nenoriu kalbėti ir aš nekalbėjau pusę metų. Visi tą matė ir tai yra faktas. Ir aš visada sakiau, kad viešai pradėsiu kalbėti tik tada, kai nebeapsiginsiu. Ir kai buvo jau, mes ir netgi Velyką šventėme pas mus namuose. Ir aš mačiau, kad visas tas vaizdas ir visa situacija jau pas mus į namus persikėlė. Ir manau, būtent mūsų vaikų namuose užėjo vėl tas toks priepuolis vadinamasis. Ir aš negalėjau apsiginti ir tą visą reikalą matė vaikai, jie labai išsigando. Nors yra traktuojama, kad jie neišsigando, bet buvo matoma, kaip tėtis kiluoja rankas prieš mamą, rėkia, grasina, kad užmuš ir dar taip. Vaikai visą tą reikalą matė. Ir aš būtent tą dieną aš supratau, kad mano vaikai, jie daug daugiau viską supranta. Aišku, jie išsigando, bet jie labai daug ką supranta. Ir kiek reiškia vaiko psichikai, tokie visokie dalykai, negeri. Nes aš kai pradėjau kalbėti garsiai, man moteris atvėrė savo gyvenimą, savo širdis ir kai pradėjo pasakoti, pavyzdžiui, aš apie tai kitokio lygio nesusimašiau. Aš tik tai galvodavau visada apie tą faktą, kad
O jeigu kas bus, jeigu mane, sakykime, užmuša, ne? Bet aš girdėjau ne vieną tokią istoriją, kai maži vaikai tą mato, kai yra užmušama mama ir kaip toliau jiem tenka gyventi. Kaip jos auga pas močiutę, kaip jos pas giminaitės, kaip visada yra tas begalinis mamos ilgesys, kaip jinai yra reikalinga tų žmonių gyvenimuose ir kaip jos pastovi mato tą vaizdą, kaip, sakykime, užmuša tą mamą prie akių. Tai yra žiauru. Ir mes, moteris, mes laikomės, mes šeima, vaikai užaugs, tada pažiūrėsim. Ne. Vaikai, žinokit, jie užauga ir jie ačiū tikrai nepasako. Žinai, mūsų pokalbis prasidėjo kaip ir čia linksmai, žinai, ir paklausus, taigi mažytė mergaitė, ne? Jinai net nepaklausus, jinai pasakė, kad tėčiai negali auginti vaikų, žinai, čia dabar. Tai ten yra jau palikta, supranti, to, tipo skausmo, nes iš esmės vaikui tėtis, mama, tai jisai, žinai, aš kaip sakau, ar tėtis įspiria duris, grįžęs girtas, jį ten taip pat myli, bet vaikas supranta, mato ir čia mato ir mamos emocinę būseną ir čia nebūtina matyti visą laiką, kad ten fiziškai kažkas vyksta, tu gali matyti tiesiog liūdną mamą namie ir visiškai suvokti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tu radai tos stiprybės savy ir labai malonu, kad malonu, nemalonu šneki ir turbūt atsiras moteris, kurios sakys, jaunu aš irgi ir darau dalykus, nes taip gyvenu vieną kartą ir svarbiausia, faktas vaikai, čia žinai, neužmušt mamą, užtenka, kad matai, kaip mama muša ir tu užaugi su tokiu požiūriu, kokie berniukai gali užaugti. Tai faktas, kad jie užauga dažniausiai po to patys smurtautojai, žinai, ir čia vėl gali nešti skausmą, kai tu matai, kad tavo, žinai, anūkės mama muša tavo sūnus, pavyzdžiui, ir galvoji, aš kentėjau, gal būčiau nekentėjus pjovus ir galbūt viskas pasikeitė. Tai kaip... Tai vat vienas dar toks, noriu paminėti dalykas, kad mano rėjus, jis yra toks labai charizmatiškas vaikas ir jisai jo visur daug ir jisai pratingiausias ir jisai išmasto, bet pas jį kartais užeina tokie sadistiniai, tokie priepoliai ir jisai būna toks nevaldomas ir jis labai skriaudžia brolius ir bet jam užteko kelis kartus kažką pamatyti. Vat, pas mus buvo namuose situacija, pavyzdžiui, čia jau prieš išeinant, mes dar kaip tik COVID susirgom ir negalėjom anksčiau išeiti iš namų bet buvo toks žaidimas. Jis sugalvojo žaidžiančius vaikus pradėti su izoliacija klijuoti aplink stalo koją. Ir jam pradžioje tai atrodė, tėtis žaidžia, čia žaismingai, čia viskas. Ir kai jie pajuto, kad jie nebegali įsilaisvinti, o tėtis juokėsi juoku tokiu, net, žodžiais neapsakoma čia. Jie išsigando, aš aišku bandžiau juos drausminti, kad čia baikit, čia taip ir taip, išlaisvinti ir jie vis tiek ten žaidė, jis į ten tos vaikus susivedęs klijavo. Tai pasiekmės yra tokios, kad dabar šiai dienai suradus namuose pas mus izoliacijos juostą, vaikai klijuoja visus savo žaislus aplink savo vaikiškas lovytes. Tai jūs įsivaizduokit, kiek nedaug tokio nekalto pasižaidimo reikėjo. Ir tas vaizdas, jis yra, žinokit, toks, krupokas iš tikrųjų. Jie bando ir vienas kitą klijuoti. Aišku, jie pasiema, tu nematai, darai kažką tai valgyti. Ir čia viskas labai žaibiškai vyksta. Tai pas mus čia tų nuotykių visokių buvo. Ir gal teko matyti, kaip jie 4 kilogramus miltų išbarstė pas save kambarį. Tai kaip tie meškėnai taip gražiai atsisėdė. Tai kaip čia nematyti, jie yra gvardija, jie yra šaika tokia vadinamoji, jie moka susistiguoti kaip tas rusų sovietinių laikų filmukas, kur mama bežionė su beženiukais. Tai čia copy paste yra. Tikrai. Ir jie antiek yra protingi, jie greit viską išmasto, 2 prausi, miltai, iš virtuvės vėl toliau tas milto karas. Toks. Kaip nesuspėt, sako? Tai kad ta prasme neįmanoma. Žinai, sako, 2 tėvai būna 2 vaikai, dėl to, kad pasiskirstyt, tada būna, gerai, 4 vaikai, 2 tėvai, kaip ir kažką bandai ir tada lieka viena mama ir 4 vaikai, ta prasme, čia neįmanoma nieko sužiūrėti, aš nežinau, čia gali valandą atsilikti, kaip gali greitai čia. Aš pamačiau, kaip tu eini, kaip čia reikia viską surikiuoti ir gerai, auklė, sakyčiau, dar dalykai, reikia viskam pinigų. Kai vyksta toks skyrybinis procesas, kaip oficialiai dar neįsiskyrė, ne?
turėtų gauti pinigų, jeigu išėjo, turėtų... Mama turėtų šiaip savanoriškai iš tėvo gauti pinigų, sakykime, bet jeigu jis to nedaro, ji gali kreiptis dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Tai yra tokia laikina teismo paskirta priemonė, kad tėvas, sakykime, kažkokį tai jau alimentų dydį turėtų mokėti vaikam, taip pat su tom pačiom priemonėm galima nustatyti ir laikiną bendravimo tvarką, su kuo gyvena vaikai. Tai jau tas laikinas kažkoks išlaikymas turi būti arba geranoriškai mokamas, arba su teismo sprendimu. Kaip yra, Viktorija? Su šitais dalykais. Kaip mėnulio fazė pasižiūrės. Bet jūs, pavyzdžiui, darėt va čia šitą kažkokį procesą, kuris turėtų kažką duoti. Taip. Ir neduoda, ne? Ne, čia kaip nuotaika bus. Ir ką tada reikia? Sako visiems, kad duoda, o faktiškai, kai yra popieriai pasirašyti, yra nutartis iš teismo. Ta prasme, pas kai kurios žmonės ir daug tokių yra, jiem kažkodėl atrodo, kad jie tos pinigus duoda buvusiom žmonom ar buvusiom savo vaikų mamom, o ne vaikam. Jie nesuvokia, kad vaikai nori valgyti, kad vaikai nori pramogauti. Net nenori, gal sakyčiau, reikia vaikam valgyti, žinai, reikia miegoti, reikia apsirengti. Tai jam patiko. Ok, gerai, jeigu taip tada vyksta, kaip tada? Kreipiatės tada į antstolį dėl priverstinio išieškojimo. Ir jau skaičiuoja, ne? Taip. Ir tai tikrai vyram, nerekomenduočiau taip iš principo nemokėti tų alimentų, nes tada jums prisidės ir visi antstolių išieškojimo mokesčiai. Tai tiesiog jau jeigu teismas priteisė arba geranoriškai tiesiog mokėkit, nes tiesiog patys savo duobę išsikasi. O jei nemoka, einu dar pasakau, kad nemoka, ne? Reikia, ta prasme, reikia jau, kad antstoliai pradėtų kapsėti, O jeigu vyras oficialiai visiškai nieko neturi ir jisai nieko neplanuoja niekada oficialiai neturėti. Čia yra labai didelė problema. Dažna? Dažna. Jie tiesiog visi to... Tai iš ko jie to prasme? Tai jie reiškia visą laiką gyvena iš tų savo moterų? Jie dirba iš savo neoficialių, gyvena iš savo neoficialių pajamų ir jie iš tikrųjų užsisuko į tokį labai ratą, kur jiem jau kapsi pas antstolius didžiulės skolos, jie negali oficialiai dirbti, nes vos tik uždirbs ir oficialiai gaus pajamas, antstolis jau dalį nuskaičiuos. Tai jie visą gyvenimą taip ir dirba nelegaliai. Aišku, nekaupia pensijos, jokių socialinių garantijų nebeturi patys, negali įgyti jokio turto, sakykime, nekilnojamojo ar automobilio, nes iškart antstolis areštuos kažkokią dalį arba visą. Negali net ir paveldėti iš principo jokio turto, nes vos paveldės, iš jo bus galima išieškoti kažką. Tai jie pradžioje galvoja, kad jie labai gudrus yra ir labai sužais su tuo, kad aš oficialiai nieko neturiu ir man čia niekada nieko nereikės mokėti. Bet ta karma jinai pareina, nes žmogus jam kažkada senatvė ateis, jam gali ligos ateiti įvairios. Jis neturės oficialiai jokio stažo, dėl pensijos nieko ir taip pat praranda ir iš principo teisę senatvėje reikalauti iš vaikų, kad jie išlaikytų jį, nes yra tokia teisė senatvėje savo vaikų prašyti, kad jie išlaikytų, prarandama tokia yra teisė. Bet čia yra labai didelė spraga. Mes turime, kaip ir baudžiamojo proceso tokia priemonė, taikyti baudžiamąją atsakomybę, kai yra jau piktybiškai neišlaikomi vaikai. Labai retai taikoma. Labai retai ir negaliu paaiškinti, kodėl. Tiesiog turbūt dar yra labai senamadiškas požiūris teismų ir teisėsaugos institucijų, kurios net labai nelinkusios pradėti iki teisminių tyrimų kažkokių dėl tokių piktybinių vengimų išlaikyti vaikų, nes jie atrodo, kad čia nėra pakankamai blogas dalykas, taip į kabutę sakysiu, dėl kurio reikėtų taikyti baudžiamąją atsakomybę. Bet šiek tiek jau tikrai galim pasidžiaugti, kad kartos keičiasi, žmonių požiūris jau po truputį juda į priekį ir jau vis dažniau pasimato tas noras teisėsaugos ar teismų jau pradėti taikyti baudžiamąją atsakomybę už tą piktybinį vengimą rūpinti savo vaikais. Kažkaip pirmas podcastas, kai tiek pykčio man jį, žinok, dabar. Ir dar tokia juokinga dalis, kai jie išdygsta po kokių 10 metų. Bet čia aš daug tokių istorijų girdėjau. Vaikai užauga, jie tada atsiranda tėčiai, pareiškia norą bendrauti, nors nei vaikam alimentus mokėjo, nei nieko, sakykime.
Ir tada su kokiu pasididžėjimu jie vaikšto, kad jie turi tokius nuostabius vaikus. Kad jie užaugino tokius nuostabius vaikus. Čia klasika ir dar, žinai, kur, nu, ne tai, kad neduoda per kokias nors, žinai, kalėdas ar gimtadienį, jeigu turi tų neoficialių gerai pinigų, tai dar gerą dovaną nuperka, kad tas vaikas, žinai, galvotų nuolat, kad, žinai, nu, kai susitinku, tai tėtis man, žinai, kažką ir tada palieka tokio to ilgesio laiką iš vis, jeigu, nu, tiesiog vaikai auga ir tada jie kaip atsiranda ir tu pagaliau tu grįžai ir čia visiškai, čia taip pat psichologiškai jais pasinaudoja, nugyvendami savo gražiausius metus laisvai ir po to pasimėgaudami ir prašydami, kad senatvei, žinai, atvažiuotų, nuvežtų, nupirktų ir to vandens atneštų. Bet norėčiau paminėti, kad, atsiprašau, yra dar taip pat ir toks dalykas, kad kai nustatoma bendravimo tvarka su vaiku, yra vis tiek geriausia turėti kažkokią bent kažkiek detalę, kad būtų kažkokios tai dienos nustatytos ar šventės. Ir jeigu tėvas vis tiek nepasiema vaikų tuo metu, lygiai taip pat galima kreiptis į antstolį dėl priverstinio vykdymo. Ir antstolis jau tada savo nuožiūrą žiūri, ar įmanoma tiesiog perspėjus žmogų priversti jį lankyti, o jeigu ne, galima baudas skirti. Tai mamom rekomenduočiau kreiptis, nes jeigu žmogus piktybiškai nedalyvauja vaikų gyvenime, visą naštą užkrauna jum, tai jūs jam tada finansinę baudų naštą užkraukit. Nu, kitą kartą, aišku, baisu gal atiduoti tą vaiką, kai žinai, kur buvo. Vėl pavyzdžiui, gerai, tokia situacija, jeigu įvyksta, va dabar, pavyzdžiui, taip įvyko, ir tu žinai, kad, nu, baisu atiduoti tos visus 4, jeigu ten užeina psichai, ten teismas neįrodo, kad užeina, ne, nu, nes kaip čia kažkaip, nu visko galėjo būti, ne, ir aš, pavyzdžiui, nenoriu duoti kaip mama, o man sako, ne, tu turi 2 dienas duoti, aš turiu kažkokią teisę, jei prieš mane smurtavo, jeigu tie vaikai mato, kaip tėvas smurtavo, ar turiu kažkokią teisę neduoti jam jų? Labai priklauso iš tikrųjų, kokia yra ta specifinė situacija, ar tikrai yra jau faktiškai nustatytas smurtas, ar jo nėra. Labai šitoje vietoje gali padėti vaikų teisės, įvertindamos vaikus, kaip jie reaguoja į tėvą, sakykime, ar mamą, kuris ten jau bebūtų tas smurtaujantis, galima pasitelkti vaikų psichologus. Ir jeigu yra tikrai matoma, kad vaikai kažkokią žalą patiria iš to tėvo, ar tai jie užsispaudę būna, ar tai kažkokie liūdni grįžta, traumuoti, galbūt bijo, galbūt imasi patys kažkokių smurtinių veiksmų po susitikimo su tėvu. Tokiu atveju galima, pavyzdžiui, pereinamąjį laikotarpį taikyti ir prašyti, kad teismo, kad bendravimo tvarka būtų viešoje vietoje arba dalyvaujant kažkokiam specialistui, tarkim, su psichologo pradžioje pagalba. Vėlgi, nemeluosiu, skamba labai labai gerai, labai gražiai gėlytas rožytas. Realybėje, kiek pačiai praktikoje tenka su tuo susidurti, nėra išteklių tiek, todėl tokios priemonės tiesiog nėra skiriamos. Ir labai sunkiai yra įvertinti tą žalą padarytą. Na, ta prasme, jeigu vaikas nepareina su fiziniam kažkokiom žymėm ir tik tai, tarkim, matomas šiek tiek kažkoks polinkis į agresiją, klausimas, kaip tie patys psichologai pažvelgs, ar jie susijęs tiesiogiai, ar sakys, nu, gal ir tėvo įtaka, o gal ir ne. Tai meluočiau, jeigu sakyčiau, kad viskas yra taip paprasta ir kad jeigu žinosi, kad tėvas darys blogą įtaką, tai ir galėsi tik per specialistus bendrauti ir taip toliau. Ne visada tas pavyksta, bet kreiptis ir bandyti tikrai reikia, nes kartais tikrai pritaiko tokias priemonės, ypatingai didesniuose miestuose, kur jau galbūt progresyviau žiūri į vaiko auklėjimą, kad vaiko auklėjimas nėra tik maistas ir lova, o ir psichologinis, dorovinis auklėjimas. Tai realiai čia dar kalbam apie Lietuvą, bet dar kalbam ir apie miestus, nes realiai tada žiūrint periferiją, ten iš vis yra... Mes kalbam apie Vilnių ir Kauną ir likusią Lietuvą iš principo. Tai susidūrėt su likusios Lietuvos specialistų trūkumu ir požiūriu ir suvokimu ir tolimais vakarais? Šiaip maniau, kad bus blogiau, bet supratau, kad iš tikrųjų vaikų teisės tai padeda, o neatiminėja vaikus. Ir čia yra toks gražus mitas, kad ateis, atims. Ne, pas mus taip pat po to įvykio iškart protokolas, kitą dieną skambinasi vaikų teisės, jos pareiškia, kad jos turi ateiti,
atvažiavo, kaip tik ir jis atvažiavo. Ir va čia yra sudėtingiausia situacija. Kad kai tuo metu tėtis atvažiuoja, vaikai laimingi, jie visai džiaugiasi ir tuo momentu užprotokoluojama, kad vaikai tėčio nebijoja, nors jie sakė, kad vakar buvo policija atvažiavusi, kad taip ir taip. Yra faktai, suprantat. Niekas, jeigu ateina, patikrina, sakykime, maksimaliai pusę valandos pakalba su tais vaikais, bet čia yra viskas daug giliau. Daug giliau. Ir va tas, suprantat, tu derini, pavyzdžiui, per atvejo vadybininkus, kad tėtis nori susitikti su vaikais, susidėlioja laiką, kad pasiema 11 valandą, parveš 7 valandą, o jisai paima ir parveža 4 valandą. Nėra jiem įstatymų, supranta, tokiom asmenybėm negalioja įstatymai, jie daro taip, kaip jam šauna į galvą. Aišku, tu iš to mokinėsi, kad kitą kartą, kai duosi vaikus, tai važiuoji kažkur iš namų ir nebūni namuose, nes tau gali anksčiau juos parvežti, bet mamom reikia pailsėti. Mano atveju, tai aš per beveik 5 metus esu tik 1 parą nebuvusi be vaikų. Tai čia mano tėvai praėjusiais metais entuziastai, mes norim pasiimti visus 4. Ir čia buvo toks pasimetimas, toks kažko tai trūkumas ir atrodo visada sakydavai, turėčiau tokią dieną, tai visą dieną mėgaučiau. Generalinė tvarka visur, o naktį taip liūdna vienai, nėra vaikų. Tai įsivaizduokit, koks pas mane yra krūvis. Auklės pasisamdyti aš negaliu, man šiaip reikėtų 2 auklių, net ne vienos. Tai darželis šiai dienai yra visiškas įsigelbimas. Mes bandom nustatyti tą tokią stabilę bendravimo tvarką, nes jie yra 4. Jiem turi būti ir tas pats režimas, disciplina, nes kitaip, pavyzdžiui, dėl ko jie darželį lanko po 2 į 2 skirtingas grupės, nes vėlgi jie yra tokia šaika. Čia 4, tai jie kaip viskas pajunta, kad gali užlipti ant galvos, tai patikėkit manim, prasideda chaosas ir balaganas. Nes dar baladojosi kelis kart, bet dabar galvoju, kad ne vaikai, o redaktorė mūsų tiesiog prašėsi pagalbos ir viskas, dabar tylu, ramu. Ir pagalba šauksmas. Ar nebus su izoliacija surišta? Ne, gal telefoną. Gal telefoną arba kompiuterį. Teta žino ten ką jums. Kaip sakau, pats geriausias zombavimo įrankis. Aš ir nenoriu baigti, galvoju, kalbam, kol pasirodys, tai gal vis tiek pailsėsi ant sofutės. Tai man labai gerai. Aišku, tema tokia nelengva, bet nors galvoju, biški važiuok, rankas gali kažkaip nereikia pasakyti. Ir aš ką išmokau irgi per tuos 9 mėnesius, dabar aš labai daug ką mokusi. Aš išmokusi iš naujo save pamilti. Aš išmokau priimti kitų žmonių pagalbą. Aš visą laiką pati, aš viską galiu pati ir visą tokią sibuojantį ir be jėgų ir su sveikata problemos ir viskas. O dabar, jeigu man kažkas siūlo, kaip pavyzdys, Lietuvoje yra daug gerų žmonių. Ir jeigu tu pradedi apie tai kalbėti, tai yra žmonės, netgi, Viktorija, jūs nesižeiskit, bet mes turim kaime ten naminių kiaušinių, kažkokių bulvių. Vežkit, ekologiški produktai. Ta prasme, tai yra man pagalba. Mes viską vertinam, tą ištiestą tokią ranką ir tikrai yra tų gerų tokių širdžių. Ir reikia nebijoti, žinokit, apie tai kalbėti, aš čia gal tokia drąsesnė, nes aš neturėjau kitos išeities, bet mūsų, žinokit, tiek yra daug. Ir daug praėjusių tą etapą ir žmonės paprasčiausiai bijo kalbėti, nes ką žmonės pasakys. Taip yra smerkiančių, taip yra kalbančių, kad kaip darželėje susitvarko su 20 vaikų, jinai čia su 4 nesusitvarko. Tai būna mamos, kuriuom ir su vienu yra sudėtinga. Vaikas vaikui nelygus, žmogus yra žmogui nelygus. Ir mes moteris visos skirtingos. Aš gal esu tokia stipresnė, nes jau turėjau tokią gyvenimo pamoką didelę rimtą, tai aš viską išmokusi daryti pati. Kita moteris, jinai gali būti gležnutė, gerutė, šiltnamio sąlygom užauginta, vadinta princesė ir jinai atėjus į savo tą realybę, į gyvenimą, jinai pasimeta ir nežino, ką daryti. Jie ir depresijos užpuola ir viskas, bet jau dabar depresija šiais laikais yra normalus dalykas. Tik tai reikia eiti pas specialistus, o jų, kad ir moterų šitam moterų krizių centre tikrai yra galimybių. Žmonės sako, kad jau nėra, dabar poliklinikos iš tikrųjų išskiria psichoterapijas.
Gerai, nežinau, kaip mažosiuose miestuose, didžiosiuose miestuose nueini, pasakai, kad tau reikia, gauni 3 nemokamas, jeigu pamato, kad reikia, gauni dar 10 nemokamų ir, žodžiu, gali eiti kiekvieną savaitę. Gal reikia truputį palaukti to pirmo vizito, nes eilės yra, bet iš tiesų tai jau gali gauti nemokamai ir nėra ko bėgti nuo to, ir reikia kaip dantis valytis, taip ir visas emocijas ir mūsų galvą tvarkytis, ir manau, kad paskelbėti su kažkuo čia yra numeris 1. Ir jeigu nėra aplink gerų draugių, nėra giminių, kurie tave supranta skausmą, tai visą laiką yra žmonės, kurie moka. Ir taip pat reikia turėti omeny, daug kas to nežino, kad valstybė skiria nemokamą teisinę pagalbą. Tai vienišos mamos turi galimybę gauti nemokamą advokatą. Reikia kreiptis į valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą. Internete tikrai visus duomenis rasite ir galit gauti nemokamą advokatą, kuris jūs atstovaus procese. Nes kaip tik norėjau paklausti, nes įdomus, skyrybos iš esmės, kiek tai finansiškai kainuoja ir kam tai kainuoja? Ar man, jeigu aš nusprendžiau skirtis, ar kažkaip... Jeigu kalbam apie jau tas piktasias skyrybas, netaikiu būdu. Nes taikiu gali kaip? Taip. Tai taikiu galima jau kaip patys susitarsit, kuris ten apmokės, kuris advokatas samdys. Okay. Netaikiu būdu pradžiai ta pirminė finansinė našta kliūna tam, kuris teikia ieškinį. Pirminis tas, kuris pasikreipia. Jeigu, pavyzdžiui, mane mušė, aš paimu vaikus, kreipiuosi ir aš dar ir mokėsiu, ne? Taip, okay. Jeigu jūs inicijuosit tą procesą, jūs mokėsit. Vėliau jau, kai byla yra išsprendžiama, vienas iš klausimų, kuris yra sprendžiamas, yra bylinėjimas išlaidų paskaičiavimas, kam kiek reikės apmokėti. Tai, sakykime, jeigu jūs pasikreipiat ir jūsų teismas reikalavimus tenkina, jūs, kaip sakant, laimit bylą, jūsų visas bylinėjimas išlaidas turi atlyginti kita šalis. O kiek maždaug kainuoja skyrybos? Jeigu didmiesčio taip kainą vertinant, turbūt ginčio būdu be 1000 eurų būtų neįmanoma išsiskirti. Jau vien ieškinio parengimas būna priklausomai nuo visos situacijos, kiek vaikų, turtų ir taip toliau. Bet mažiau 500-600 ieškinio parengimas nebūna, o dažnu atveju ir daugiau priklausomai nuo situacijos, o vėliau jau priklauso, kiek bus teisminių posėdžių. Nes jie jau tada tiesiog vertinami valandiniais įkainiais. Vienos skyrybos gali per kelis mėnesius pasibaigti, kito gali 10 metų trukti. 10 mėnesių. Ir šiaip galiu netgi patarimą tokį duoti, kad pradžioje aš pati norėjau taikiai išsiskirti, pas mane buvo, sakykime, pasiūlymas, kad 200 eurų vaikui išsiskiriam ir gražuoja. Dabar, kai aš supratau, kad visgi gražuoja nepavyks, man įsijungia protas, tada, kai jau, sakykime, buvo iškviesta policija, buvo uždėti apribojimai, kad tas žmogus negalėtų prie manęs artintis. Tai jau čia dabar 2,5 mėnesio. Bet čia yra labai nuostabus dalykas, nes po mėnesio laiko aš tiesiog atsigavau ir man pradėjo blaivėti protas. Blaivėti nuo to, kad aš nesu ta manipuliacijų liūnė. Visą laiką tas pats ratas, visą laiką kažkas taip pat vyksta. Visada taip pat sakoma, visada tu esi kalta, visada taip ir. Ir tu neturi tiesiog kada atsikvėpti ir ramiai pagalvoti. Ir po mėnesio aš pradėjau galvoti. Mano advokatė visada sakė, Viktorija, taip, tu Viktorija, tu nedurniuok, Viktorija, klausykit specialistų, kurie dirba savo darbą. Jeigu tai yra advokatė, reikia daryti taip, kaip sako advokatė, o ne taip, kaip jums sako buvęs vyras, jūsų vaikų tėtis ar kažkokia tai kaimynė, draugė ir netgi tie patys tėvai, kad baigtų greičiau išsiskirk ramiau. Ne, jūs turit galvoti apie vaikų finansinį stabilumą. Jūs galvoti turit ne apie save, o apie vaikus vienas dalykas. Kitas dalykas, toks kaip jau ir principo reikalas gaunasi, suprantat. Mano situacija, pavyzdžiui, žmogus lieka gyventi 300 kvadratų name, mes nuomojamės būstą, jisai mums nepadeda, netgi situacija dabar. Mes tikrinom vaikų sveikatos penktadienį ir man buvo šokas, nes krūvos simptomų, profilaktinis akių patikrinimas, kardiologai, padidėjęs cukrus. Ten dantis dar tikrinti reikia. Tai čia dantis tai reikia eiti privačiai vis tiek, tai kainuoja pinigus.
Ir vat nustatė, kad vienam iš mūsų vaikų reikalinga bus operacija. Mes tą patį kelią praėjom praėjusiais metais, kadangi jie identiški, tai manęs jau visai nenustebino. Ir numatoma dabar bus operacija. Ir kadangi aš kontaktavau su žmogumi, mes šiaip nebendraujam, aš pranešiau jam tą informaciją, nes aš esu už tai, kad informuoti vaikų tėtį, kad, tokia situacija, kad bus dabar reikalų, reikės važiuoti į klinikas, reikės operuoti. Nežinau, kaip tai vardinti, žmogus šiandien pirmadienis, jis nuo penktadienio, jis net nepaskambino. Tai apie kokį tėvišką atsakingumą, požiūrį ir dar sakymą, kaip aš myliu tuos vaikus, galima kalbėti. Tai visiškas yra aplaidumas. Taip mes gyvenam, vėl viskas, kaip sakau, ant mamos pečių. O, žiūrėk, tu sakei, kad, pavyzdžiui, tada buvo liūdna, labai pasidarė depresija, apatija ir panašiai, neturėjai su kuo bendrauti. O kaip draugai? Tu turėjai draugių atskirų nuo, nežinau, nuo jūsų šeimos draugų? Turėjai kažką? Kažkokią pusės, kur galėjai pabūti, bet girdint, kad tu vieną kartą tik buvai be vaikų, tai mergaitiškus savaitgalius nelabai išleisdavo. Ne, baikit. Mes prie jūros nuvažiavom, per 4 metus vieną kartą vaikus nuvežėm ir tai 4 dienom. Ir tai socialinių tinklų pagalba, nes mums buvo pasiūlymas atvažiuoti į tokį renginį ir mes važiavom pajūrį. Nebuvo jokių interesų, suprantat. Pailsėt? Pailsėti, aš tai labai norėjau, bet kam? Aš gyvenau su vaikais, aš juos auklėju, aš prižiūriu namus, prižiūriu šeimą, o žmogus gyvena, taip kaip Neva išlaikė jūs, ne? Jūs tą mamutą parnešdavo, valgyt jūs kaip ir jo name negyvenat, taip, tai valgyt, komunalinį, bet, suprantat, kaip pavyzdys paprastas, per 9 mėnesius nebuvo nei vieno karto, kad paskambintų žmogus ir sakytų, kur jūs esat, aš atvešiu vaikų išlaikymą ten 100 eurų, 200 eurų. Nei karto. Kiek oficialiai reiktų vienam vaikui? Nėra oficialaus minimumo ir rekomenduojamas minimumas, kad vienam vaikui turėtų būti skiriama per abu tėvus viena minimali alga atskaičius mokesčius. Tai jeigu jau laikom, kad tėvai lygiomis dalimis išlaiko, tai ten iš vieno iš tėvų virš 300 eurų gaunasi. Okay. Tai ta prasme, ne? Tai apie 10 000 skoloj, tai kaip minimum, čia kaip minimum, sakom, be visų emocinių, bet bent jau, kad nupirkt, nežinau, maisto, ne? Apie jau čia rūbai netelpa, darželiai, bureliai, čia nelabai. Bet suprantat, vėlgi tas įstatymas, galėsi tą kažkaip pakomentuoti, gal įstatymiškai. Vėl tu turi, norint gauti tą 300 eurų vaiko elementų, tu turi pati uždirbti tiek. Kad ir teisiškai įrodyti, kad tu tiek ant vaikų išleidi. Tai yra visokie čekiai, pavedimai, dar kažkas tai tokio, suprantat. Esmė tai, kad darbas ir pajamos. Mano situacijai, aš oficialiai negaliu eiti dirbti. Aš noriu, bet mane nelabai kas priima. Vėlgi, pas mane kriterijai, aš turėčiau ieškotis darbo nuo 9 valandos, bent jau nuo 8 iki 5. Taip. Mūsų Panevėžyje tokių pasiūlymų yra labai mažai. Yra prekybos centrai, kur tu gali eiti nuo 10 iki 9 valandos dirbti. Aš neturiu kur palikti vaikų. Mano tėvai yra seni, jie prižiūri prosenelę, jie tikrai turi ką veikti. Aš auklės pasisamdyti negaliu. Viskas. Aš sukuosi, kaip galiu, gaminu puokštes, platinu visokius eterinius aliejus, maisto papildus, dirbu socialiniuose tinkluose. Aš sukuosi. Bet visi tie barteriniai mainai, jie nesiskaito kaip išlaidos. Tas yra juokingiausia. Jeigu aš savo darbą, dar tas toks lengvas toks požiūris, jeigu aš savo vaikam gaunu kelionę 4 dienų, pavyzdžiui, pajūrį, taigi čia tau padovanoja. Tugi nieko neišleidai. Suprantat, o kai konvertuojasi, pavyzdžiui, gaunasi apie kokius 600-800 eurų, visa ta kelionė vien tik tai be jokių išlaidų, jie sako, taigi tau čia padovanoja. Tai vadinasi, kad, tau tai niekas nekainavo. Turi susimokėti nuo tos mokesčius kelionės ir bus... Taip yra. Bet čia jau
socialinių ir buhalterinių dalykų reikalai. Tai dar pasakysiu, kad mums buvo dabar priteistas pirminės laikinos apsaugos priemonės, tai vaikui 150 eurų. Ne, tai nors tiek būtų dabar, ką? Tai nors tiek gerai būtų, jeigu mokėtų. Tai būtent. Tai gavom per 2 mėnesius tik tai vieną pavedimą. Tai sakė, už Liepos mėnesį dabar sumokės rugsėjį. Tai o rugsėjį turbūt sausį. Tai suprantat, negalioja įstatymą. Jo, dabar jau, Lauksim tu iki negali sausio. laukti, tu turi rūpintis, kaip jie dabar turi valgyti ir negali, čia kiekvienas tas dabar kaip loterija, žinai, nukritus, pasisekė šį mėnesį, įkritus. Taip, būtent taip. Ir turi visiškai kitaip galvot. bet žinom, jeigu yra tas variantas, tikrai žmonių, kurie visą gyvenimą paskiria slapstytis ir nieko neturėt. Kalėjimas, sakė, padeda kažkaip, tai kaip prisikūpė daug baudų labai. Kaip baudžiamąją atsakomybę tikrai retai taiko, bet šiuo atveju iš tikrųjų ne tik svarbu, ar žmogus oficialias pajamas gauna, bet ir ar turto turi. Ar turi kažkokio nekilnojamojo turto, automobilių, nes blogiausiu atveju galima išlaikymą priteisti turtu. Tai reiškia, kad dalį namo, dalį buto, automobilį vaikam gali priteisti jų nuosavybei, kad tai būtų. Mama, aišku, valdo uzufrukto teisę. Jeigu neturi iš ko sumokėti, galima turtą kažkokį dar atimti, paimti. Bet žinau, kad pas tokius žmonės dažniausiai viskas suktai bruktai padaryta. Va čia irgi situacija. Įkurta mažoji bendrija šiuo metu, pasimta paskola, 5-ženkliai, 6-ženkliai sumai. Ten tokiai, iš karto nusipirktas automobilis, tas automobilis pakabintas ant įmonės, nors yra 100% savininkas, paskola tikrai nemaža paimta, vis tiek tu negali, įmonė tai yra jo, nieko negali padaryti. Ir viskas. Nėra visai taip, nes, ta prasme, jeigu jau einame tokį teisminį ginčą, viską teismai gali matyti ir viską išsireikalauti, net jeigu žmogus pats neduoda. Yra tokių priemonių, kur teismas tiesiog išduoda liudijimą ir su tuo liudijimu tu pats gali ir iš tam tikrų institucijų išsireikalauti duomenis ir taip toliau. Ir vertinamas yra visas žmogaus turtas, net ir jo įmonės ir kiek tos, ypatingai jeigu jis yra vienintelis akcininkas, tai yra vertinama, kad įmonė tokį ir tokį pelningumą turi, sakykime, jis su niekom nesidalina. Bet čia yra ilgi metai bilinėjimuose. Ta prasme, labai žmonės dažnai tiesiog palūšta, nes tingi knaisiotis su įmonėm. Tikrai viską įmanoma įrodyti, bet tai yra daug laiko ir pastangų reikalaujantis procesai. Moteris tiesiog palūšta psichologiškai ir pavargsta ir tiesiog galvoja, tebūnie, tegu jis ten pasikasa savo įmonėm. Jam karma gražins, ne? Bet aš tada labai norėčiau palinkėti moterim tos stiprybės, nepalūšt ir tikrai įsireikalauti ne tai, kas tavo vaikų, nes jeigu kažkuriai pusėje tampa nusišikt, atsiprašau, ant savo, nežinau, ką tu pats padarei, tai, sakau, daug pykčio šiandien, tai jūs likit stiprios, jeigu nepavyksta, jeigu nėra ir tų pačių draugių, yra, kaip sakėm, pagalbos, terapijos, turbūt bendruomenės, yra grupės, yra žmonės, kurie jau kalba viešai ir tas vienas pasišnekėjimas su nepažįstamu žmogumi irgi tikrai taip va. Viktorija, rašykit, tiesiog pabendravimas ir pasakymas, įsiliejimas. Aš ir N laiškų gaunu iš moterų apie jų vyrus, seniau gal buvau linkęs ten labiau kapstytis, dabar suprantu, kad kartais man tiesiog užtenka išklausyti, parašyti apkabinu ir pasiūlyti nuorodą nusiausti, kur galėtų nueiti ir kur galėtų tikrai žmonės padėti, bet nebijokit, nes tik tai to kalbėjimosi gale mes turbūt ir galim tapti vienybę ir gal pabaigai, kiek, pavyzdžiui, procentaliai ateina skyrybų dėl smurto, pavyzdžiui. Procentaliai sunku pasakyti, nes ne visada net ir įvardyjama yra priežastis, tai visam pilnam kontekste nėra labai daug, bet berods 2/3 moterų yra nukentėję nuo smurto artimoje aplinkoje, vienaip ar kitaip, ne visos išsiskiria, tai va čia problema, bet mastas yra didžiulis. O Jėzus Marija, tai čia net, aš gau sakys 20 iš 21. Iš 2/3, ta prasme. Gerai, tai šaunam į pabaigą, po palinkėjimą, nežinau, kažkaip
pakelkim visą tai, nežinau, ne? Žiūri, aš į tave, buvom čia visokiose emocijose šiandien per tą valandėlę, bet iš esmės girdžiu klegą, yra linksmi, yra žingeidus vaikai, kurie jau 9 mėnesius auga, po tavo sparnu, tu vis sugebi šipsotis, tai, taip įkvėptų tas mūsų moteriškaitės. Aš nežinau, nebūtinai moteriškaitės, aš nelabai noriu, yra ir vyrų, tikrai. Pažįstu vieną. Tai ir jį gali, nes būna ir jos muša. Ir jos muša. Yra tokių. Yra. Visada yra išeiti, žinokit. Reikia mokėti išmokti mylėti save, reikia išmokti apsaugoti savo vaikus. Gyvenimas, aš žinau, kad atsiprašau, reiks iš naujo iškalbėti. Ne, nieko nereiks iš naujo, viskas gerai. Ne. Čia tave blaško, nes jau... Jau paleisim toj mamytę. Svarbiausia yra nebijoti, suprasti, kad gyventi tokį gyvenimą yra visiška nepagarba savo, jau nekalbant apie meilę. Aš pati dabar pradedu iš naujo save atrasti, iš naujo save mylėti. Kiekviena mama turi būti pirma sąrašo vietoje būtent jie, tada vaikai. Reikia galvoti ir apie vaikus, apie jų psichologinę būklę, apie gerovę ir viskas yra įmanoma. Kruopas tikrai padeda, tikrai lieknina, yra skanės sveikos, tai nebijokit to dalyko, visada yra išeitis. Jeigu vienos durys susidaro, visada atsidaro kitos durys ir begalė langų. O įmanoma tą, kuris tave tiek stipriai laikė, ir psichologiškai taip paleisti lengvai? Ne. Nebijai, pavyzdžiui, kad sugrįši? Ne. To tikrai nebuvo, bet kad skaudu yra, kad visgi yra tiek daug neteisybės, labai yra iš tikrųjų, skaudu, sunku paleisti. Prisiminiau filmą, serialą Maid, man atrodo, tarnaitė, kur tiesiog jinai per Netflixą rodė su savo vaiku, išėjo ir turėjo labai sunkų gyvenimą ir nepasidavė. Tai žiauriai sunkus serialas, bet ten visa moteris stiprybė ir jėga, kur aš niekaip nesuvokiau, kaip jinai taip gali daryti, arba kiek kartų jinai gali grįžti pas jį ir pagalvoti, kad jisai gali pasikeisti. Bet tik turbūt stiprybė ir žmonės aplink gali padėti, nepalūžti, nes tai draugės, skambinkitės, ta prasme, jeigu atsirado vaikų, nepamirškit, kad jūs turite ir draugių ir jeigu jūsų vyrai neišleidžia savaitgaliais išeiti, tai jau čia reiktų galvoti, nes aš nežinau, man atrodo, kad mes esame vienodai auginantis ir kaip ir vyrui reikia į savo olą, taip ir mergaitėms reikia išeiti kažkur ir nesvarbu, kiek toms mergaitėms metų, tai teisiškai irgi kokį nors mums patarimą, kad nebijotume ir bandytume, ir kad nebūtinai čia visus mūsų pinigus suvalgys ir kad teismus mes galim laimėti, jeigu žinom, kad tikrai gyvenam su ne tuo, kuris... Taip, aš labai norėčiau paskatinti moteris nebijoti kreiptis pagalbos, nes jos yra daugiau nei mes galvojam. Ir iš tikrųjų tą meilę vaikams išreikšti ne kenčiant bloguose santykiuose, o parodant stiprybės pavyzdį. Ta prasme, mikrofoną taip meščiau ir sakyčiau viskas. Tai labai ačiū, kad atvykot, ačiū, kad daliniesi, ačiū už tą visą teisišką dalyką, nes taip galim ir paklysti, o čia pasirodo yra N galimybių, tiesiog reikia eiti pas žmonės, kurie žino, ne? Ir tikėti jais, kurie daro dalykus. O dabar viskas, kas susijęs su žindymu, nes studijoje turime viešnią, Gandro lizdas akušerė Ieva Girdvainienė ir iškart klausiu, ką reikia žinoti mamai, kuri besiruošia jau ir toj pradės žindyti, maitinti savo vaikutę rutinę? Tai sveiki, iš tiesų su žindymu viskas, kas susiję, yra labai daug ir mamai tikrai reikia daug žinoti ir čia labai svarbu, kad mama pasiruoštų tiek teoriškai, kaipgi reiks tai daryti, tiek kogi gali prireikti, nes kartais, o ir ne kartais atvykus gimdyti, moteris jau klausia, o man šito reiks, šito nereiks, tai kad nebūtų to pasimetimo, kaip turim kraitelį prekių, kurių reiks mamai iki gimdymo, kraitelį, kurių reiks gimdymo metu, taip ir žindymo kraitelis. Ir pradėkime nuo turbūt esminio Campbell Babies kremuko lanolino pagrindų kremo speneliam. Kas tai yra? Tai yra unikali priemonė, nes mamos speneliai, kaip aš mėgstu sakyti, niekada nebuvo dirginti. Tai yra jautri gleivinė ir staiga jis susitinka mažą žmogų, tą gleivinę ir sako,
duodu apie save žinotų, man negerai, nes tai yra dažnas dirginimas. Žindimas yra kontaktas ir tas kontaktas vyksta labai dažnai pirmom parom. Tai yra priemonė, kaip mėgstu juokauti, rankas žiemą tepam, rankų kremų tepam, nes jos sudirkšta nuo šalčio. Čia šiuo atveju jo didenybė naujagimis ir toks susipažinimo priemonė, kurios nereikia nuvalyti, turi būti saugi. Čia yra 100% hipoalerginė priemonė, saugi ir naudojama po maitinimo iš krūties, aptepamas tiek spenelis, tiek rudas laukas ir neplaunama, nevaloma. Ta turim irgi akcentuoti. Todėl priemonė reikia... O valgoma? Valgoma tiek, kiek jos lieka, sakykim taip, bet dėl to nereikia eksperimentuoti ir pirkti kažkokio kremuko, o reikia pirkti būtent tinkamą žindimą. Kaip šiuo atveju mes turim Campbell Babies firmos lanolino kremą. Ir čia padeda, kad jau mamytė ten nebūtų taip kraujuota ir neskaudėtų. Aš atsimenu tą vaizdą kažkaip žmonos ir man, aš tikrai nebuvo tų kremukų, man atrodo, ir buvo labai... O Dieve, tai buvo taip žiauru. Iš tikrųjų taip, yra moterų turbūt dalis, kuri patiria tą taip žiauru, kaip įvardinot Simonai. Vyrų čia yra, kuri patiria taip žiauru žiūrėdami. Bet taip neturėtų būti. Jeigu tinkamai suvaldytas procesas ir laiku pradedam naudoti, iš tiesų po kiekvieno maitinimo prisimenam, kad gleivinė yra jautri ir pradedam naudoti lanolino pagrindų spenelių kremą, tai neatsitiks. Bet jeigu taip jau atsitiko, kodėl taip gali atsitikti? Dėl netinkamo apžiojimo, dėl pozicijų kažkokių mamos, kurių jinai kartais negali pasirinkti, tarkim, dėl operacijos atliktos ar tarpvietės kirpimo. Kartais moterims reikia naudoti spenelio apsaugas ir tai yra jau specifinė priemonė antspenis. Labai mėgstu pabrėžti ir čia šiuo atveju irgi Campbell Babies mums siūlo S dydį, man matot, ant kiekvieno antspenio yra dydžiai. Tai yra priemonė jau kiekvienai mamai pasirinktinai. Galbūt iš anksto jos nereiktų pirkti, bet reiktų žinot, kur tokia įsigyti ir kokios jos yra kokybiškos, pasidomėti ir, kaip juokauju, prasiskautinti rinką, ar ne. Ir tuomet, kai reikia, nusiųsti vyrą, kai jau jis išsigandęs, kad bus negerai ir įsigyti. Kas labai svarbu, kad tai būtų tinkamo dydžio. Speneliai visų moterų yra skirtingi ir unikalūs. Dažniausiai dydžiai būna viršui pažymėti S, M, L kaip drabužių arba gali būti ir skaičiukais. Aišku, BPA free, tai reiškia, kad būtų saugus tas silikonas ir tai yra apsaugėlė arba andeklas ant spenelio, tam, kad daugiau nežalotų spenelio jo didenybė naujagimis, tol, kol mama susidraugaus, kol galės galbūt pasikviežindimo konsultantą, galbūt įvertinti apžiojimą, kartais pasaitėlio korekcija liežuvio, ko pasaitėlio reikalinga ir tik tada jinai nusiims šitą priemonę. Moteris bijo antspenių, iškart sakau ir sako, o ką man reikia, aš neturiu turėti. Taip, jūs neturite turėti gal toj rankiniai pirminiai į gimdyklą, bet jeigu jau akušerė ar žindymo konsultantas rekomendavo, tai bijoti nereikia. Tai yra priemonė mums tam laikotarpiu išsigelbėti. Tikrai nėra mamų, kurios visą žindymo ciklą maitintų su antspeniu. Ir sakyti, o jas priprasiu po to ir norėčiau vis laik būti. Taip, tai va šitas yra mitas absoliutus, jį daužom, jis tikrai ateis laikas ir jo nebereiks, bet yra kartais puikia priemonė išsigelbėti tuo laikotarpiu, kad tiek nebūtų tėčiui baisu. Tėčiai irgi rašotės visi viską punktus, nes aš dabar kaip tik turiu 4 būsimus tėčių savo draugų jau sąraše ir jau jie manęs vis, aš jiems vis numetu, ką mes čia apie ką pašnekam, tai va ir šitą jums įsidėmėkit. Taip, ir čia iš tikrųjų labai svarbu, kad tėtis žinotų, kur nuvažiuoti nupirkti ir kokie yra antspeniai kokybiški, nes kartais galim sutikti ir nekokybiškų priemonių, tai labai nelinkiu siūstis iš kur nors, rinkiu žinoti lietuviškus brandus. Ką čia silikoniukas, sako, pasisiūsiu, ne? Mūsų parduotuvėse viskas yra saugu, patikrinta ir dėl to reikėtų rinktis patikimus gamintojus. Va, ką dar tėčiai turi žinoti, tai aišku, kad juokauju, juokas juokais, bet žindymo liemenėlę, tai galima padovanot mamai kaip gražų apatinį trikotažą, ar ne? Tai puikia dovana. Bet realiai tai mama įsideda į rankinę jau į gimdyklą, nes išvažiuojant reiks drabužių, ar ne? Tai atvažiuojam, kaip atvažiuojam gimdyti, bet išvažiuojam jau kitos užgimusios mamom. Prasidėjo aktyvi laktacija, kas atsitinka, teka pienas. Tai šias priemonės Campbell Babies galėtumėm iš tikrųjų abi ir įdėti mamos lagaminą. Tai yra žindyvės liemenėlė, kuri patogiai atsisega. Jei mamai patogu maitinti ir gali maitinti tiek kažkur, kur išvažiuoja jau pas šeimos gydytoją, poliklinikoje ar ne, vaiko kambarį, tiek jau vėliau. Jį patogiai atsisega tiek naktį, tiek dieną jas reikia dėvėti, tai sakyčiau, reikėtų net ir 2, naktinės ir dieninės. Ir į ją dedasi specialūs įklotėliai, tai yra pieno sugertukai, kitaip dar tariant. Kodėl jie reikalingi? Todėl, kad pienas gaminasi mamos galvoje. Mama tik pagalvojo apie savo naujagimį ir oksitocinas paleido pieną, iš karto šlapia. Būsit be tokių liemenėlių, apsaugėlių. Kas atsitiks, tai bus visur pienas. Labai akivaizdžiai, gražiai. Naktį mama gali atsibusti ir tėtis irgi beje, patalinėje,
tai pieno vonioje, kaip mėgstu sakyti, niekam nesmagu. Tai tam yra priemonės ir jas reikia rinktis. Labai svarbu ir kas čia smagu su šita liemenėlė yra kvėpuojanti, medvilnė, natūralių medžiagų, ar ne? Tai medžiagiškumas šiuo atveju susitikus jo didenybę naujagimiui, ne tik naujagimiui, kad mes nuperkam jiems pačius gražiausius, pačius švelniausius ir saugiausius drabužėlius, bet tiek pat ir mamai, nes naujagimis visada yra ryšy kontakte su mama. Tai visos šeimos garderobas yra labai svarbus, kad jis būtų natūralių medžiagų ir saugus naujagimiui. Tai realiai su šitom 4 prekiam tikrai palengvintume daug. Taip, tikrai jos yra būtinos. Apart antspenio, nesakyčiau, antspenį turi rekomenduoti specialistas. Tai iš karto pabrėžčiau, kad iš anksto neįsigijam, bet nebijom jo. Ta labai svarbu žinot, kad kartais ir tas kartais mes nežinom, ar ne, kol nesusitikom šitam kelyje, žindymo procese, ar mums jų reiks ar ne. Lanolinas, pieno įdėkliukai, liemenėlė yra būtina į gimdyvės krepšelį. Supratau. Viskas, susirašom čekus. Ok, būna netokių malonių dalykų, kai nepavyksta. Dėl tam tikrų priežasčių, nežinau, jų turbūt daug, maitinti arba jau viskas, aš ne jokių, čia nieko nesidėsiu, viskas, aš noriu, duokit man kažkaip nusitrauk, aš nebegaliu, ne? Dėl ko tai būna? Nes pas mus kažkaip buvo, kad negalėjo, nors atrodė su 3 galėjo, tai aš jau nebežinau, kur čia buvo pakastas šuo, bet... Pienas gaminasi mamos galva, ar ne? Aha. Ir iš tikrųjų gali būti visaip. Ir nereikia, man labai liūdna, kad mūsų pasaulyje moteris ir ypač žindančios moteris yra iš karto, jeigu tik nemaitini, tai kažkas su tavim ne taip, kodėl tu nemaitini ir kitos mamos puola, ar ne, forumai, knipždėte, bet yra moters pasirinkimas ir joks specialistas ir jokia mama, taip mes žinom, kad išimtinis žindymas iki 6 mėnesių amžiaus vaikelių yra labai svarbus, bet būna, kaip jūs gražiai pasakėt, visai būna, tai yra gyvenimas ir geriau, kad mama, žinoma, rinktųsi maitinti nutrauktų motinos pienų, negu rinktųsi adaptuotą pieno mišinį. Tai tam pagalbininkai yra pientraukiai, čia mes matom Lovi firmos labai puikų pientraukį, kuris iš tikrųjų yra naujos kartos, taip galima drąsiai sakyti, pientraukis, kuris paruošia spenelį, labai gerai traukia, jautriai traukia, kad mamai ta laktacija tiesiog būtų tokia panaši kaip žindymo procesas, o nebūtų kažkokia ūmi, aktyvi. Pats pientraukis yra patogus, jis nedidelis, jisai pasikrauna, jeigu neklystu ar ne, tai galima turbūt vaikščioti ir truputėlį judėti, tas yra labai puiku, nes šiuolaikinė mama jinai tempia yra ir laiko nėra. Ar atsivežti pientraukį į gydymo įstaigą? Tai taip, jeigu turit gerą pientraukį, tai yra elektrinį. Kuom aš iš karto ir giriu šitą pientraukį, nes kartais mamos vis dar atsiveža rankinius pientraukius, bet rankinis pientraukis yra ta patu, kaip traukti rankomis. Taip, mes akušerės pamokina mamas, kaip traukti rankomis, bet patikėkit, ne visada paprasta to išmokti. Elektrinio pientraukio pasiruošimas jau yra, čia mokslas sudėjo ir apmokino, ar ne, mamai tik reikia žinoti, kaip įjungti, kaip paruošti spenelį, tai labai visada sakau, kad skaitykit manualą, taisyklės, ten viskas parašyta aiškiai, tai neišmestos dėžės, o peržvelgti ir labai gerai šiuo atveju tėčiai tai įsigilina ir apmoko mamas. Nes kažką bent jau gali daryti, instrukciją skaityti ir suprasti. Ir paaiškinti, kaipgi tą daryti, nes kartais ir mum akušeriam kyla klausimų. Na ir šalia to turėtų būti buteliukas, iš kurio maitinamas kūdikis. Naujagimiui pirmomis paromis į stacionare mes akušerės rekomenduojame taurelę ar kitas tokias saugesnės priemonės, bet jeigu tikrai nepavyko, jeigu mamai yra kažkokia situacija, galbūt jinai grįžta į darbą labai greitai ir šiandien irgi tokių mamų dažnai sutinkam, tai pirmo pasirinkimo priemonė ir būtų prie pientraukio skiriamas buteliukas. Buteliukas turėtų būti antikolik, tai yra nuo pilvo deglių apsaugantis, kad tekėjimo ta tekmė nebūtų labai aktyvi, nes kitu atveju vaikas su paprastu buteliuku gali gauti daug oro, oras lygų pilvo skausmas naujagimiui. Rimtai, čia gali viskas būti, tai ir tas soskutės reiktų turbūt prižiūrėti, jeigu apkandžio, o ne tai, kad čia... Taip, ir tikrai reikėtų pagalvoti, kokį brandą mes renkamės, tai dar Lovi yra labai saugus nuo tiek naujagimiui, tiek ir vyresniam amžiui. Sako, patikimas sprendėjas laktacijos visokioms dalykėlėms. Sunkumams taip įveikti. Ir aš galiu pasakyti, kad šitą firmą jau net ir aš žinau, kažkaip matyt per laiką mūsų namuose prasisuko dalykėlių. Buteliukas tikrai buvo, garantuoju, iš ten. Pientraukis, turbūt tokio gero neturėjom tais laikais. Taip, pientraukiai labai kinta ir šiandieniniai mamai pasisekė, taip drąsiai galiu sakyti, nes sprendimai technologiškai yra labai jau tokie paėję į priekį. Jeigu žvelgiant per 10 laiko, tai dabar
mamoms tikrai lengviau ir yra daugiau pasirinkimo priemonių. Ir kur čia dar tą pientrūkį galėtumėm padėti, net jeigu mamai ir pasisekė žindyti ir jai viskas sekėsi, ar jai reikia to pientrūkio. Tai mamos aktyvios, tą noriu pabrėžti. Ir tikrai nenusikaltimas, kad mama išeis papramogauti, net aš nepasakysiu, kad padirbti, o tebūnė į teatrą, į spektaklį sezonas ar neprasideda. Tegul į kiną arba su vyru romantiškai vakarienė ir ateis ta auklė ar ateis močiutė. Čia nenusikaltimas, išlaisvinkim tas mamas ir pasakykim, kad šiandien mes turim priemonių tikrai nuo vieno kartinio palikimo vaikelio, ta prasme, mamai ten išėjus kartą per savaitę, susitikti į pasimatymą su tėčiu ir pabūti vyru ir žmona, neatsitiks jokio buteliuko streiko. Atsitiks tai geriau, aš manau. Ar aš manau, kad emocinė šeimos būklė bus laiminga, tai va čia dar šitoje vietoje mes galėtumėm padėti saugiai pientrūkį. Su lovė. Ir ką dar galim pasakyti apie lovį, kad yra mamų, kurios turi perteklinę laktaciją, tai yra gausiai daug pieno, ar ne, ir jos skambina ir sako, ką man daryti, man sunku, man krūtis visą laiką pilnos, aš noriu kažkaip, tada aš sakau, tai jūs galite būti puikiai donorė pieno bankui, nes mes turim Santaros klinikose donorinį motinos pieno banką, kur mama nusitraukusi pieną gali jį priduoti, aišku, prieš tai reikalingi tyrimai, turi turėti gerą pientrūkį, kad būtų donorė, beje, iki 6 mėnesių tą galima daryti, vėliau jau netinkamas tas pienukas, nes vyresnis amžius. Tai taip, kad kartais pientrūkis dar gali būti... Noras kažkam padėti, tai ir to pieno belė kiek, tai va. Aš net norėčiau padovanot tokiai mamai, kuri tikrai pasiruošus labai daug aukot. Tai ačiū. Nu, ta prasme, wow, per tokį trumpą laiką aš manau, kad aš į ateitį, nu, nežinau, ar man dar ateitį grėsia. Tiem 3-4 draugam. Tai tikrai ir visiems, kas viską užsižymėkit, jeigu ne, vėl per naują žiūrėkit ir bus aprašyme viskas surašyta. Tai ačiū labai. Prašau.